Nagi pažiūrėkim, kas iš tiesų nutinka išalkus. Šiame tyrime buvo stebima, kad padidėjęs grelino, alkio hormono lygis, veikia elgesį. Rezultatai rodo, jog aukštesnis grelino lygis yra susijęs su mažesniu jautrumu neigiamam rezultatui, o jautrumas teigiamam rezultatui lieka nepakitęs. Didesnis grelino kiekis taip pat siejamas su aktyvesne veikla smegenų srityje atsakingoje už prognozavimo klaidų vertinimą. Tyrėjai mano, jog toks elgesys buvo labai palankus ieškant maisto. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad per tokį pat mechanizmą alkis gali veikti su valgymu visai nesusijusi elgesį, rizikavimą ar impulsyvumą platesnė prasme. Jeigu labai stipriai prisimerksim, galima būtų grupuoti kartu su pykčiu, bet aš tai labiau vadinčiau ryžtu. Kaip jums atrodo? Skanaus, taikos ir ramybės.